Ar jūs galėtumėte per 3 minutės maždaug papasakoti, kokie jūsų santykiai su jūsų aršiausių priešininkų rinkimų kampanijai Kęstučiu Komskiu? Ir ar jis jums padeda, ar jūs dirbat kartu, ar jūs viens su kitu konkuruojate? Seime. Aš galėčiau pasakyti, kad nežinau, ką Kęstutis Komskis daro, kokie yra siekiai. Na, jisai, kaip kiekvienas Seimo narys išrinktas, jis turi tarnauti Lietuvai. Nežinau jo nuopelnų Lietuvai, kada buvo sudaroma koalicija, nei manęs kažkas tai klausė, kokie jūsų santykiai. Tik tais buvo bėgęs prašyti, kad pagal mūsų partijos tą koalicinį susitarimą, tai yra su demokratų, su koalicijos ten partneriais, kad palaikyti jo ten kandidatūrą, kadangi jie ten gavo kvotų ir neturi žmonių, kas užimti, kad ten balsuotų. Nu, aišku, kadangi toks sutarimas buvo, aš tikrai palaikiau ir šitą, kad jisai gautų ten tas pareigas, bet kada gavo tas pareigas, pasirodė arogancija, bet tas pareigas taip nesunku ir prarasti. Aš tose pareigose dirbau 4 metų. Ir tada buvo ne 7 tenai, 6, o tik 3 pirmininko pavaduotojai. Bet štai, jeigu žmogui svarbu tik tais pareigos, o ne galimybė atlikti, na, sakykime, kuo daugiau prasmingų darbų per tą kadenciją, tai čia jos asmeninis reikalas ir jūs galite jį pasikvietę čia paklausti jo, kiek mačiau dabar kažkokį vėl skandalą, jis ten įsivėlė kažką tenai apkaltino, neva kažkas tai kažką ten žlugdo, delfinus pardavinėja, graikams kažkas tai kažkokius ten pinigus, ten kažką įsigalvojęs. Na, jeigu žmogus ieško taip progos užlipti ant bačkos, tai yra jo reikalas. Aš manau, iš to provincialumo kažkada išauks, bet tai reikia arba neišauks, turbūt arba reikia gimti, arba reikia būti imliam atvažiavus iš Pagėgių į Vilnių. Tai nežinau, atsakiau jūsų klausimą ar ne. Kaip ir tokio nėra bendro darbo. Kaip be gaila būtų, nors iš čia daug pasižadėjęs ir kiek tenka bendrauti su miesto valdžia, tai tiesiog niekas su juo čia neranda bendro darbo, pradedant merę, baigiant vicemerais.